Įkvėpimas. Mano pirmieji įkvėpimai, mano pirmieji rašymai buvo dainos. Aš kūriau dainas. Negaliu pasakyti, kiek man tada buvo metų, kai visą tai prasidėjo, bet buvau labai jauna, gal galėjo būti kokia nuo 11-12. Rašyti jau buvau išmokusi neblogai. Mano tą įkvėpimą atvėrė, paskatino muzika. Aš labai mėgau klausytis muzikos, tuo metu dažniausiai ją girdėdavau per radiją. Per radiją dainos vis kartodavosi, aš turėjau savo mėgstamas dainas, kurių net laukdavau, kol jas paleis. Man patikdavo jų melodija, žodžius, bent jau priedainio irgi mokėdavau. Dainuodavau kartu pagal situaciją, arba mintyse, arba ir išdainuodavau garsiai. Dažniausiai aš net neįsigilindavau į žodžius, juos išmokdavau automatiškai, bet man svarbiausia buvo melodija. Kai negrodavo, aš paniuniuodavau pati savo tas melodijas užsinorėjusi. Tai beniuniuojant pastebėjau, kad aš tai melodijai pradėjau kurti savo žodžius. Ir man tai patiko. Aš norėjau daugiau. Vėliau vos tik išgirsdavau kažkokią naują dainą, kurios melodija man patikdavo, turbūt įkvėpdavo, aš ją išsisaugodavau kiek įmanoma atminty, kažką gal ir pakeisdavau pagal save ir tuoj sukurdavau iš to savo dainą. Kai pamačiau, kad jau turiu prikūrusi nemažai dainų, o tų anksčiau sukurtų dainų žodžius pradėjau užmiršinėti, nusprendžiau savo dainas, tuos eilėraščius užsirašyti į sąsiuvinį. Tai turėjo būti slapta. Mano dainos, mano kūryba, mano slaptas pasaulis. Mano vienos. Ten aš jaučiausi laiminga ir gyva kaip niekur kitur. Ta mano dainų sąsiuvinį netrukus aptiko suaugusieji. Aš buvau pikta, nusiminusi, juk ten jiems negalima lįsti. Ten mano pasaulis. Negana to, kad jie įsibrovė į mano pasaulį, bet dar pradėjo reikalauti pasakyti, iš kur aš tai nurašiau. Toks įžeidimas. Aš nuo niekur nenurašiau, aš sukūriau pati, bet manimi niekas netikėjo. Jie dalinosi mano sąsiuvinį, visi skaitė ir visi kraipė galvas, kad aš taip negalėčiau pati parašyti. Aš nuo kažko nurašiau. Ir jiem kažkodėl labai rūpi sužinoti, iš kur aš gavau tuos žodžius. Ta prasme, atėjo, įsilaužė, rado mano asmeninius dalykus, kas jiems nepriklauso, ir dar aš jiems kažką įrodyti turiu. Aš jiems bandžiau įaiškinti, kad man visiškai nesvarbu, kuom jie tik ir ko jie nori šitama iš manęs. Aš ne jiems čia rašiau, čia skirta man. Jiems nėra reikalo nieko apie tai žinoti. Ir prašau atiduoti man mano sąsiuvinį. Jie vis tiek norėjo gauti įrodymų, kad tai tikrai mano kūryba. Liepė dabar sukurti kažką jiems matant. Neatsimenu, ar sukūriau, ar tiesiog pažadėjau, kai sukursiu kažką naujo, tada parodyti. Bet man buvo paaiškinta, kad tie tekstai iš tikrųjų labai gražūs, gilūs, bet esmė, kad aš esu per jauna pati ir neturiu visiškai jokios patirties, dėl kurios galėtų man gimti tokie žodžiai, tokios istorijos. O man tie žodžiai tiesiog atėjo iš vidaus. Aš nieko specialiai nekūriau, aš juos tiesiog užrašiau. Vėliau dar turėjau susikūrusi grupę. Buvom 3 merginos, kurios repetuodavom per pertraukas, kurdavom šokių žingsnelius. Turėjom ir vieną koncertą per tėvų susirinkimą. Po to koncerto kažkaip mūsų ta grupė pradėjo mažiau užsiimti grupės reikalais, nes atsirado daugiau įžvalgų, ko mums reikėtų tai grupiai, o galimybių neturėjom. O ir pradėjom daugiau laiko skirti mokslams ir kitiems dalykams. Vėliau, kai jau gyvenau atskirai, praėjus kai kuriems mano gyvenimo įvykiams, aš pastebėjau, kad tos kažkada sukurtos mano dainos labai atitinka tuos įvykius. Laikui bėgant aš supratau, kad tai, ką aš užrašiau dabar, realizuojasi. Mane tai labai išgąsdino. Nes mano žodžiai, mano kūryba buvo apie skausmą. Ten buvo labai daug skausmo.
Aš atkreipiu dėmesį, kokios dainos jau išsipildė ir kokių dar aš turiu prikūrusi. Kiek ir ko dar teks išgyventi. Ta baimė užgniaužė mano kūrybą. Aš bijojau kurti. Arba norėjau sukurti kažką džiaugsmingo, jeigu jau mano kūryba pildosi man. Bet kažko šviesaus, džiugaus, laimingo man tiesiog nesigaudavo sukurti. Tuščia. Blokas. Nusprendžiau nebekurti visai. Arba bent jau neberašyti tų dainų. Kartais vis tiek kažką norėdavau parašyti, po tam tikrų skaudžių išgyvenimų išsilieti ant lapo, taip ir padarydavau. Bet rašymui aš jaučiau alkį. Po kažkiek laiko kilo mintis parašyti knygą apie save. Nors rašymas vis dar kėlė baimę, bet galvau, jeigu rašysiu apie tai, kas jau buvo, juk tai nebegalės išsipildyti iš naujo. Dabar, kai prisimenu visą tą situaciją apie savo tas dainas, aš puikiai suprantu tą suaugusių sujudimą, kai atrado mano eilės. Ir aš pati matau, kad taip. Patirties neturėjau iš ko parašyti tuos žodžius, bet jie atėjo, jie norėjo būti užrašyti. Jie buvo skirti man. Turbūt čia nėra tai, kad aš pati kūriau tokiu būdu savo ateitį ir taip prisišaukiu savo tuos išgyvenimus, apie kuriuos užrašiau. Greičiau aš jau žinojau viduje, kas manęs laukia, todėl iš vidaus ir ateidavo tie žodžiai. Kai pradėjau rašyti knygą apie save, apie tai, kas jau buvo, apie savo kelią, berašydama prasianalizavau save dar labiau. Ne viską užrašiau, nes rašiau iš pajautimo, jaučiau, ką turėčiau įrašyti į savo knygą, ką turėčiau pasilikti savo. O jų galbūt ir rašiau gan abstrakčiai tam, kad mano vidus jau žinojo, jog bus knygos tęsinys šis dienoraštis. Oi, pamečiau. Jeigu rašant viską į tą knygą, galbūt būtų gavęsi daug tomų. Aš manau, kad mano knyga gavosi tobula ir šis jos tęsinys kaip dienoraštis yra tobula. Tai tarsi niekada nesibaigianti ta mano knyga. Taigi, berašant knygą, man pradėjo gimti ir kažkokios naujos mintys, kurias jaučiau, kad ne į knygą noriu įrašyti, todėl tiesiog užsirašydavau atskirai. Tai buvo kažkokie motyvaciniai tekstukai, tiesiog pajausdavau, kad būtent tokie žodžiai nori būti užrašyti. Vėliau jais pradėjau dalintis, sukurdama mini reelsus. Maniau, kad čia labai gera motyvacija pasauliui. Bet ir vėl, pastebėjau, kad tuos žodžius aš užsirašydavau savo. Tarsi tas pildymasis tų mano parašytų žodžių vėl grįžo. Bet dabar aš į tai žiūriu kitaip, ne kaip į tų žodžių pildymąsi ir kad čia kažkas su tuo negerai. Aš jau nebebijau to išsipildymo, aš juos ir tas situacijas apie juos priimu ramiau. O dar ir pasižiūrėdama į tuos žodžius gaunu ir motyvacijos pati savo, kai jau ateina tas momentas, apie kurį mano vidus pranešė man iš anksto. Tas tarsi po kurio laiko mano parašyto įkvėpimo išsipildymas jau nebekelia baimės, jis kelia šypseną, kažkokį pasitikėjimą, kad aš tarsi jau iš anksto tam ruošiausi, tarsi nesąmoningai, tarsi mano vidus žinodamas, kad taip bus, jau iš anksto paruošė tą tarsi namioką, bet daugiau, kadangi dabar tie žodžiai kitokio konteksto, jaučiuosi, kad mano vidus man iš anksto paruošė motyvaciją, palaikymą tai būsimai situacijai. Kad aš dažnai grįžtu pasiskaityti, ką užsirašiau prieš tai. Ypatingai, jeigu jau įvyko kažkas naujo, jei turiu kažkokių emocijų, išgyvenimų, aš patikrinu, ar tai situacijai aš buvau kažką užrašiusi. Ir visom situacijom randu savo nuraminimą, motyvaciją, apie kažką priminimą ar paaiškinimą. Bet taip pat manau, kad tie žodžiai nėra skirti tik man vienai. Ypač tie, kuriuos jaučiu, kad noriu pasidalinti. Yra ir tokių žodžių, kurių nejaučiu, kad noriu pasidalinti. Jie skirti tik man. Bet jie visi po užrašymo gavo savo situaciją, kurią jie buvo skirti. Kartais man išvis ilgai nekyla jokie įkvėpimai.
bet tada aš gaunu žmones, situacijas, temas, iš kurių atsiranda kažkokie pastebėjimai, suvokimai, kuriuos taip pat norisi užsirašyti ir pasidalinti su pasauliu.